Visada turi būti didelis pasitikėjimas, jeigu nori gerai žaisti. O įmetu metimą, ten visi kaip pasikuria ir tada visi pajaučia metimą ir tada kaip ir nesustabdė. Su komandos nariais kalbėjau visą laiką, visi turi būti pasikūrę, ir kai ten vardu sakė, visiems kvietė išeit ir tiesiog išbėgo. Patinka tai pasikurti nuo pat pradžio. Labai džiaugiuosi, visą laiką mintis yra tokia, kaip suvieninti, kiek įmanoma pirmą ir antrą komandą, kad jie tarpusavį bendrautų. Šiandien yra ta diena, kai dvi komandos susijungia. Šitas dalykas, kas dabar įvyko, kad laimėjot, jūs prisiminsit labai ilgai, nes jokio NBA juniorio jau jūsų ateityje nebus. Nebent pateksit į NBA, į komandą ir panašiai. Reikia džiaugtis, kad pirmą kartą U14 Lietuvoje istorijoje įvyko ir pirmą kartą jūs būtent čempionai esat yra. Tai šitas tikrai žiedas galbūt iš pradžių bus gražioj vietoj, paskiau, kai užaugsit kažkur užsimes, bet kai rasit ar ką, visada pagalvosit, va buvo tokia diena, kaip mes laimėjom tą, galima sakyti, mažąją jaunimo NBA Lietuvoje. Visos komandos turėjo galimybės laimėti, bet mes tą padarėme ir jūs turėsit labai gerą prisiminimą. Tai čia svarbiausias yra dalykas, mes turim nesustoti ir toliau kautis. Tai yra tokia visų bendra pergalė, tai buvom vieningi ir ta išlikom šeima iki galo. O akcentas visada tiek pirma, tiek antra komanda. Mano tikslas ir pagrindinis yra suvienint, kad jie būtų kaip šeima, nes mes visi tam, kam geriau ar tam, kam prašiau, visi mokome žaisti krepšinį. Vienas kitam ir padedam visose situacijose, siekiam bendro rezultato ir norim išmokti gerai žaisti krepšinį. Čempionas yra čempionas ir mūsų komandom mes galim suskaičiuoti ant rankos pirštų, kiek mes tapę kartų čempionai. Tai yra Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamas turnyras ir šitą turnyrą laimėt, manau, yra prestižas. Šiandien čempionų lygos nugalėtojai Kornelijus, Gediminas, Adomas, Gabrielius, Martynas, Adomas, Motiejus, kasgi kapitonas Aronas, Rapolas, Rapolai, Kernius, Joris, Arnas, Matvydas ir Jokūbas. Čempionai, 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 kas čempionai, čempionai. Padarėm istoriją, geras jausmas, mes esam geriausi. Dabar ateis į kolekciją naujas žiedas, daug gerų emocijų, davė pozityvumo, davė motivacijos toliau stengtis ir eiti į priekį. Emocijos geros. Turnyro pradžioj nesitikėjau, kad viskas taip gerai baigsis. Bet dabar nuotaikas labai geras, turim žiedus, turim taurę. Čia nauja patirtis, mes niekada nesam patyrę tokio laimėjimo. Emocijos puikios, kaip sakė, pirmas žiedas, tai tas fainai. Ir nežinau, tas žiedas gal daugiau emocijų, bus daugiau prisiminimų, nes tai gal ir bus vienintelis toks žiedas, nes Lietuvoje dažniausiai dalina medalius, tai tas tikrai labai fainai.